Dar labai daug klausimų sulaukiu, kiek kainuoja viskas, kokie mokesčiai prisideda, kokios kainos galutinės iki Lietuvos ir taip toliau. Tai galbūt truputį papasakosiu, kaip vyksta. Nuo laimėtos sumos aukcione jūs visų pirma turėsit susimokėti aukciono mokesčius. Tai vėl priklauso nuo automobilio kainos. Kitas mokestis yra vietinis automobilio vežimas. Tai yra paimti iš aukciono ir nuvežti jį į išsiuntimo terminalą. Toliau eina vandens transportavimas. Tai kai jūsų mašina jau bus įkrauta į konteinerį ir išsiųsta ar tai į Lietuvą, ar į Vokietiją, ar Olandiją, jau kur jūs norėsit, mes siunčiam visur. Toliau susideda tarpininkavimo mokestis, tai yra mūsų kompanijos mokestis, kuris sudaro $350. Tai mes viską pasirūpinam iš jūs logistiką, mokesčiai, išmuitinimai, traliukas, Lietuvoje čia jums nieko absoliučiai daryti nereikės. Grįžus į Lietuvą mokesčiai susideda iš PVM 21% ir 10% muito mokesčio. Plus uosto iškrovimo darbai ir deklaranto darbas dar apie $370. Tai va, šitie yra pagrindiniai mokesčiai, iš kurių susideda galutinė kaina.